Kartais paspaudus ant kokios nors ašies mes to nematome. Tai gali atsitikti dėl to, kad jeigu nueitume filtrą geometriją, matome, kad su šita left spindle C-axis nėra CAD geometrijos, todėl jos ir matyti mes negalime. Kaip suprantame, čia mes visus galime matyti, ne visi turi CAD geometriją. Taip pat su šituo nameliu mes galime uždaryti visą mašiną ir matyti tik tam tikrus komponentus. Toliau Load Components from File. Atsidaro vienas papildomas langas, čia mes galime kopijuoti CAD failus iš vienos mašinos į kitą. Sakykime, mes norime pakeisti komponentą. Atsidarom komponentą biblioteką. Atsidarius langą mes turime susirasti mašiną. Einam į Milturn, Machines ir čia yra mūsų mašina. Taip. Pasiemam LS files ir ką mes matome. Pasirenku failą, spaudžiu Open. Ir kaip mes matome, čia turime tą patį kinematinį medį. Mes galime naudoti paiešką, door, duris, suranda viskas, kas susijęs su durim, arba naudoti filtrus. Šiuo atveju std-rest mums reikalingas. Dabar mes galime matyti vizualizaciją, tai ką mes turim su kuo reikalus, prieš įsikeliant tai į mūsų mašiną. Paspaudus ant Milturn std-rest mes galime dabar pamatyti pavadinimą KLU422, o čia SLU40. Dabar paspaudžiam čia ir ką mes matome, Milturn std-rest. Dabar tai galima ištrinti. Mes dabar galime paprasčiausiai nusivesti ir pridėti komponentą čia. Ir dabar, kaip matome, yra naujas komponentas šitoj vietoj. Galima uždaryti dabar langą. Kaip matome, CAD modelis yra pridėtas, bet jis nėra reikiamoje vietoje. Jeigu norėtume eiti transform langą, jisai yra užpilkintas. Todėl čia negalėsime prisivesti. Turime paspausti žalią mygtuką ir laikinai atsidaro CAD modelis atskiram langė. Mes matome geltoną juostelę, kuria sako, please note that even though the panel is closed, the machine definition is still loaded in the master.com session. Tai reiškia, kad nors panelė yra uždaryta, bet vis tiek machine definition vis dar kartu su mumis. Jeigu aš norėčiau sugrįžti atgal, aš paprasčiausiai galiu paspausti čia Open Function Panel. O jeigu aš noriu galutinai išeiti,
Tai čia yra close file. Tai dabar aš noriu pastatyti tai savo į tą poziciją, aš nueinu lygius, paspaudžiu akytę ant 80 lygio ir ant 4 lygio. Dabar select all entities 4 lygi, nueinu į dinaminį ir prieinu kiek man reikia. Spaudžiu OK, clear colors. Toliau paspaudžiu Open Function Panel. Ir aš sugrįžtu į ten, kur buvau. Uždarysim visas morkas. Ir po kol kas mašina nežino, kad čia yra mūsų naujas steady rest. Tada mes turime įveikti edit properties ir va šitoj vietoj mes turime įrašyti, kokį atstumą aš jį perkėliau, kad jis sutaptų su simuliacija. Taip pat, jeigu užeisime kažkokį grupę, mums išmes pažįstamą interfeisą, kaip ir prieš tai buvusiose versijose. Tai yra lengviau įprasti prie naujų funkcijų. Taip pat čionais mes galime pridėti naujų grupių. Tailstock, lower right, upper right, upper left. Jis žino apie tai, kas yra čia, ir kiekvieną kartą paspaudęs ant ką aš noriu perkelti, jis atsiranda čionais. Taip. Jeigu aš pasirinksiu vieną šitų opcijų, aš galiu čia, kur yra žalias kryžiukas, pridėti komponentus. Linear axis, rotor axis, miscellaneous, stored ir spindle. Tai pridėkime linear axis, spaudžiu OK, toliau pridedu rotary axis, add a child, spaudžiu OK, kaip matom, jie čia atsiranda. Nu ir pridedam spindle. Matom. Jeigu pabandytume pridėti tailstock, mes tik turime keletas opcijų, kadangi arkliukas keliauja tik tais viena kryptimi. Čia buvo daug informacijos, toliau judame į axis combination skyrelį. Čia mes turime informaciją susijusią su būtent upper left, o čia informacija su upper right. Nes čia ganėtinai daug, jeigu viską įskleisime, čia ganėtinai daug visko yra. Čia jūs galite nustatyti data stream ir reference point.
Jeigu aš norėčiau pridėti naują ašį, atsiranda toks defaultas, kas maždaug sako, kad tai incomplete access definition, neišbaigtas definition. Tai kaip matome, jisai ieško ašies kombinacijų detalių. Ašis, holderis, tool holder, be šito jisai negali tos informacijos priimti. Jeigu atidarysiu šitos ir paspausiu čia ir čia, kaip sakant, left spindle up autoret, kaip matome, jis yra jau žalias. Jeigu aš, pavyzdžiui, atšauksiu tool spindle, kaip matome, vėl jisai raudonas ir čia užtušuota. Tai padaryta specialiai, kad nesukurtume netinkamos mašinos. Na, jeigu jūs norite tęsti darbą kitą dieną, čia aišku yra mygtukai save ir save, bet potencialiai jūs užsaugote nebaigtą mašiną. Pagrindiniai darbai bus atliekami machine, configurations and access combination skyreliuose. Čia toliau yra lygiai papildomi, mesh conversion, tinklelio settingai.